Panevėžio Ekranas šį šeštadienį namuose stos į lygos 17 turo dvikovą. Ekraniečiai namuose priims praėjusių metų sidabro medalio laimėtoją Klaipėdos Atlantą. Kaip būtų Atlanto tikslai vis viena ir šiais metais išlieka labai aukšti ir ambicijos tikrai nemažas, o dabar komanda galbūt irgi išgyveno ne pačius geriausius laikus ir prarado nemažai taškų, ypač netikėtas buvo tas jų pralaimėjimas Šiauliams paskutinėse rungtynėse, tai net nebejoju, kad atvažiuos tikrai ir motyvuoti, ir pasiruošę, ir norės ir trenerių, ir savo, ir savo sirgaliams įrodyti, kad jie yra gera komanda. Tai tikrai galim vadinti tos mūsų dvikovos favoritais ir jie tikrai nenorės prarasti taškų ir kovos tik dėl pergalės. Tai turim būti tam pasiruošę. Darbo prieš Atlantą tikrai bus ir susitiks dvi jaunos, ambicingos komandos. Pažiūrėsim, kas bus geriau pasiruošę, kas bus geriau nusiteikę ir kas nugalės. Turim porą klaipėdiečių savo komandoje, žaidėjai nuolatos konkuruoja tiek mūsų, tiek jų nacionalinėse, jaunimo rinktinėse. Tikrai gan neblogai vienas kitą pažįsta, tad manau ir asmeninių dvikovų, ir individualių dvikovų bus ir tai norėtųsi pakviesti kuo daugiau žiūrovų ateiti į stadioną, nes tikrai bus įdomios rungtynės, nepaisant to, kur komandas yra turnyrinė lentelė. Priminame, kad mačas tarp Panevėžio Ekrano ir Klaipėdos Atlanto vyks šį šeštadienį Aukštaitijos stadione, o rungtynių pradžia 18 val. Atvyk ir palaikyk mėlynai raudonus.